Va taip vyksta rūkymo procesas. Metalinė dėžė su dangčiu, į vidų dedasi pjuvenos, po to žuvis, prieš tai būtų gerai įkaitint metalinę dėžę ir po to tik sudėti pjuvenos, o pjuvenos naudojam tokias. Pjuvenos tokias, ar pavadinimas Springer, firmos, Lenkų. Na, žuvis rūkama tokie ešeriokai. Tai va, to nuimsim, pažiūrėsim, jau turėjau išsirūkyti. Apie 10 minučių. Ir štai jau rūkytas žuvis, kaip atrodo. Šiek tiek gal biškį per... Nors viskas labai gerai. O dabar apie rūkymo pradžią. Tai va, įkaitinam dėžę tą metalinę, rūkyklą vadinamą. O grotelės, ant kurių dedama žuvis. Dėsim šviežią žuvį ant šitų grotelių. Dėžė jau įkaitus, žuvis ant grotelių sudėtam. Šitos grotelės dėdasi dėžės vidų, o dabar dėsim pjuveną. Dedam pjuveną. Va, sudėtos pjuvenos. Daugmaž reikia tolygiai, kad pasiskirstytų po dugną. Daug nereikia, ne per storai, nes dažniausia nesudega. Ta prasme, va, tolygiai, kad žuvis gražiai rūkytųsi iš visų pusių. Va tiek papjuvenų maždaug. Ir va, jau žuvytė paruošta rūkimui. Dėsim dabar ant laužo. Aišku, reikia nepamiršti dėti dangčių. Dedam ant laužo. Ant lauželio uždinam. Daugmaž, kad kaistų iš visų pusių. Nu ir laukiam kokių 10 minučių. Pats rūkymas, dūmai virsta. Tik jau šiek tiek jau nebe pirmą aišku kartą rūkom. Tai pasikraipęs šiek tiek dangtys jau nuo karščio išsikraipęs. Tai labai sandariai neužsidaro. Bet viskas gerai, išsirūko ta žuvis. Va, daugmaž praėjus 10 minučių. Nuimam, gražiai, šį kartą gal per ilgai palaikyta. Arba jau per dėžė per daug įkaitinta. Bet gražiai atrodo, viskas tvarkoja. Nu, atšrūkyta žuvytė. O marinavimas labai paprastas, išdoroji žuvį. Pavyzdžiui, kaip ešeris, geriausia per žiaunas dorot. Labai prastai išsiema žarnas. Ir kas? Druska, pipyras. Nu, galite kažkokių kitokių prieskonių. Kas aštriau mėgsta, čiliako gali įsidėti. Čili pipyrą. Na, baigta. Skanaus. 2 kartus uždėta rūkyti. Tiek pagausiu žuvis. Kągi, visiems.